Sveiki visi. Šiandieną šiandien parodys, kaip pasidaryti bombą. Rinkės 2 degtukų dėžučių. Po to žirklių ir daug laikraščių. Taigi, pirmiausia, reikėtų paimti ir išsemti degtukus. Toliau imti laikraščio. Taip biskutėlis, taip normaliai. Pamatuoti maždaug pagal degtukų dėžutę. Taip dar per pusę pivo. Apytis lėčiau. Ir išsikirpti tai va. Maždaug būtų. Ir kirpkite iki galo, taip. Ir kuo daugiau, tuo geriau bus, nes daugiau bomba bus didesnė. Tai va, pasidarome tokią juostą. Tai vat. Toliau reikėtų imti degtukus ir sukti į čia. Ir pasilikite uždegimui degtukų. Toliau eikite degtukų dėžutę ir perkite ją į kurią gražesnę pusę. Aš manau, šitą yra gražesnė, taigi aš jį ir suberiu degtukus. Taigi, kaip suberiu gražiai, reikia viską susukti. Ir gražiai gautųsi. O tai va čia maždaug tai va. Apsukti, susukti. Aha, sunkiai gaunasi, nieko tokio. Išlys. Susuksime dabar. Gerai susukti, tai kad susisukti. Skirtus degtukus suspauskite ir susukite. Tada tokį biskį prasuksite, berkite antrą degtukų dėžutę. Tai vat. Galvutės ten, tai ir šitos degtukų galvutės iš čia. O štai. Tai čia bus tokius kaip ir dvi. Aš geriau dvi padarysiu, dvi naškės. Viena bus vienokia, kita kitokia. Ir paskiau parodys, kaip jūs dėvi kitame epizode, žinoma. Tai va, taip gerai susukti. Kad niekur nepabėgtų daug. Štai. Klijais lipant. Pridžiūrime biskį. Galima sakyti, taip jau ir padaryta. Atsiprašau, aš šokį biskį.
Tai vat. Viena padaryta, kitame epizode padarysiu kitą. Taigi, viso gero.